Prezentaciją noriu šiek tiek pasakyti iš miško savininkų pozicijų. Kažkiek vis dėlto kitaip tą pakreipti ir įvardinti pagrindinės problemas ir laukiamas permainas privačiam miškų ūkiai, kurios mums yra svarbios ir asociacijos veikloje susiduria. Iš karto noriu pasakyti prieš pradėdama šnekėti apie blogybės, sunkumus ar negerovės. Bendram kontekste Lietuvoje mes esam visai neblogoje situacijoje. Žmonės kultūringi, įstatymam paklusnus, kažkokiu tai streikų nėra, gyvent galima, bet jeigu pasižiūri iš tos teisingumo pusės, arba mes kaip perėjom iš sovietinės santvarkos ir tą, kur net konstitucijoje įrašyta, kad ūkis grindžiamas privačios nuosavybės, privačia nuosavybė, kad teisės turi būti apsaugotos ir mes to labai tikėjomės. Ir šitoje vietoje tokio lūkesčių ir realybės atitikimas yra toli gražu. Ar paimti medžioklę, ar paimti miškų ūkį labai reglamentuojama, ar saugomų teritorijų dabar įsibojojusią sistemą. Aš pabandysiu pereiti per tą ciklą iš savininko pusės, kaip įgyjama nuosavybė, kaip su ją galima naudoti, tvarkytis, kaip vertę pirmiausia, paskui ūkinės veiklos pagrindą, na ir paskui einant toliau vis dėlto, kokie yra paskatos ir galimybės investuoti ir išlaikyti tą turtą gausiam ateičiai. Kaip mums visiems dirbti kartu, kad dirbt, gyvent ir išgyvent. Tai norėčiau pradėti nuo to, visą nuo nuosavybės, disponavimo naudojimo naudos ir iki investavimo išlaikymo. Nes bet kuriam iš šitų etapų žmogus gali nuspręsti, kad tas savininkystė arba nuosavybės turėjimas jam yra per sunkus, per daug įpareigojantis ir jeigu tai sukuria daugiau problemų negu naudos, aišku, dažnas savininkas atsisako, iš kitos pusės mes ir neturėsime ateityje tokio gausaus savininkų skaičiaus kaip Prancūzijoje ar Vokietijoje didesnėse valstybėse, nes 250 tūkstančių žmonių turinčių miško nuosavybę nedidelėje valstybėje, kurios dabar 3 milijonų nelikę yra labai daug. Ir žemėnauda smulkiai, sudėtingai valdoma, net ir Olegijos pamatė, kad sunkiai ūkininkauti ir tvarkytis. Tai per šitą trumpai pabandysiu kiekvieną etapu trumpai įvardinti, nes problemos yra kaip mes sprendžiam, asociacija aš įvardinsiu ir tiek mūsų girios, tiek žurnalas Miškai, dėkui, kad rodo tą iniciatyvą, domitės atskirom problemom ir kiekvieną leidinį komentuojat ir pateikėt kažkokius ne tik tai problemas, bet ir galimus sprendimus. Tai visi žiniasklaidos atstovai, kurie čia dalyvauja, mums labai svarbu, kad jūs ne tik tai paimtumėt kažkokią tai skandalingą problemą, kaip kova su tvorom prieš rinkimus, bet dėliojimas kokių tai baudų. Rimvydas Valiulis ateidamas dar pasakys ir su medžioklė, bet iš tikrųjų šitie dalykai. Tai pradedant nuo pirmos ir esminės problemos ir iššūkio galbūt nuosavybės įgijimas arba atgavimas. Jau girdėjau ne iš vienos tribūnos, netgi ir politikus ir valdininkus sakant, kad yra mūsų Lietuvos gėda, kad per 20 kelis metus restitucija ir nuosavybės grąžinimas neužbaigiamas. Kodėl jis neužbaigiamas? Matyti, jeigu pasižiūrėt lygiai taip pat, kodėl elektroniniai receptų sistema neveikia. Todėl tie naudotojai, kurie turėtų naudoti, nesuinteresuoti. Nes matininkai, žemėtvarkininkai vis dėlto iš to uždirba ir dar tikisi labai ilgai uždirbti. Aišku, be kitų visų priežasčių, bet viena iš tokių esminių priežasčių, kodėl taip ilgai vilkinta, Krupavičiaus reforma su 2 metrais padarė, subraižė ir dabar dar tie ribos tikslios. Jeigu pasižiūrė dabartinį situaciją, kuomet ribos 3-4 hektarų sklype nesutampa ir trūksta hektarų ar daugiau bėda. Ir va čia vis dėlto mes tą keliam klausimą, valstybės lėšom turėjo tiksliai, tinkamai sumatuoti čia tiek žemės savininkam, bet ypatingai miškuose. Nes žemė dar ribos tos matosi, jeigu nedidelių sklypų dar ten regimai, o miškuose kiek nugribauti yra iš tiesų
problemą. Tai neužbaigta restitucija ir pradžiai deklaruotų principų, kurie buvo restitucijos tam reglamentuočio įstatymuose nesilaikymas, sukūrė labai didelį neteisingumo jausmą. Pasakoju, daugiau kaip 100 kartą keistų teisės aktų susiformavus smulki fragmentiška žemėnauda, o dėl šiandien aš šnekėjom su kaimo reikalų komiteto pirmininku dabartiniu, iš vienos pusės ūkininkai didėja, jie nori tą žemės saugiklių apribojimų kuo daugiau, kad nesupirktų ganėtinai santykinai nedideliam kainom žemės užsieniečiai, kurie turi pinigų, ir kurie čia ateina. Bet iš kitos pusės apribodami tą rinką, kuomet tik tai nedidelis kiekis įgijėjų gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, o tas ribojimas, kiek gali viena įmonė ar organizacija turėti iš viso naudojimo, nėra praktiškai taikomas, nors įstatymas įtvirtinimas, veda prie to, kad savininkai žemės negauna realios rinkos kainos, kurie galėtų gauti, įsigyti žemę tampa iššūkis, kuris apeinamas įvairiausiam ten machinacijom, kadangi vis tiek žmonės randa kokių tai būdų per notarus, per teisininkus, per visokias sutartis ir kitaip, bet tai neveda vėlgi prie teisingumo jausmo ir veda į tokią komplikuotą sistemą, kur reikia kažką dar papildomai padaryti, kad tai spręstume elementarią problemą. Valdų suformavimas dalies, ypač miško, kas aktualu, lyg tai turėjo prie kiekvienos valdos būti suformuotas neprivažiavimas prie valdų, bet to nėra. Ir dabar žiūri Audrius Petkevičius, ar jisai kažkur prie kito stalo, ir mūsų asociacijoje žemės politikos klausimus kaip valdybos narys apsiėmė kuruoti, bet šitie dalykai, jie visos mūsų valdžios kadencijos vis tik tai į darbų prioritetus turėtų būtinai ateiti, nes kaip tu gali naudotis valda, jeigu tu prie jos legaliai negali privažiuoti, arba jeigu ten servitutai nėra, arba jie užartina, žodžiu, daug teisinių problemų, tai su žemėnaudos optimizavimu ir su galimybė stambint tas valdas tikrai reikėtų ieškoti sprendimo, dariau čia netgi nacionaliniai miškų plėtros programą ir vyriausybės priemonių plane, nes jeigu tu negali kažkokio būdo įsigyti žemės skaldymam, atsidalinimui bendrasavininkui kyla daug problemų. Tai matau didelį iššūkį. Nors iš kitos pusės miškų plotai didėja, tūris, kuris sukaupiamas per paskutinį amžių išaugo Lietuvos miškuose bene 4 kartus, tai išteklių yra. Ir žinutė galbūt ne tiek mums, bet daugelį žinom, bet būtent čia esantiem politikam ir žiniasklaidos atstovam. Nuo 1938 metų iki dabar medienos priauginta ir sukaupta, bet nenaudojama miškuose yra 4 kartus daugiau negu buvo tada. Plotai išaugo beveik dvigubai, nepilnų milijonų hektarų, dabar turim 2,3 milijono hektarų miškų. O kaip Nerijus Kupstaitė šiandien sakė, naudojimas toks žalias, truputį neaiškus kaip, bet lyg tai naudojimo mažinimo, aišku, neliko tos nuostatos, kad 70% šitą neplynais kirtimais visuose miškuose ir kito, bet mes turime ateinantį labai didelį kiekį augintų, pribręstančių brandžių medynų iš to pokario želdinių. Ūkiška, normali valstybė, suprantant, kad naudojant, tu gali kaip tik tai sudaryti sąlygą didesniam tūriam, geresniam, stipresniam, tvaresniam miškui ir niekaip tas neprieštauna darnios miškininkystės principam, tą turi daryti ir tai suteikia ir pajamų, ir ekonominės naudos, ir galų gale darbo vietos, apie kurias čia šnekama, bet tai turėtų būti taipogi ir politinė valia. Nes, Simonai, jeigu pas jūs komitete, ypač dabar ir komiteto pirmininkas ir jūs kaip pavaduotojas esat šviesus, jauni, energingi žmonės ir jeigu jūs pasižiūrėsit plačiau, tai jūs formuojat politiką. Ir šitoje vietoje išauginti dešimtmečiais investuoti jokios išteklius, jie turėtų būti logiškai naudojami, nenaikinami, bet naudojami. Nes miškas yra atsikuriantis išteklius ir netgi su klimato kaitos klausimais, aš dabar mačiau Jungtinėse Amerikos valstijose bando įtikinėti
moksliniai institutai, kad naudot medieną, kirst, atlikti retinimą augimo metu yra gerai, nes taip kaupiamas CO2, nes tas erdvė atsirandanti medžiam leidžia sukaupti daugiau medienos. Mes miškininkai žinom ir gintarė mes ir taip mokinamės, bet daugelis Edmundas ne visiems kursus praveda, o viešas instrukcijas ir atmintinės jum gal ne valstybinė institucija, ne visai nepriklauso, kaip gerbiamas Andrulionis sakė, o būtų gerai tokį paaiškinimą. Čia yra tikrai iššūkis ir iššūkis numeris 1. Tai tą, ką Simonas Gentvilas, aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas, kad čia sėdėdamas girdi, aš manyčiau, jūs tą Simoną išfiksuosit, nes tai yra ne privačių miškų, ne valstybinio miškų, bet ir medienos pramonės ateities perspektyva ir racionalesnio vis dėlto šalies turtų panaudojimas. Antras dalykas vis dėlto, kuris kyla disponavimo nuosavybė. Aš atsimenat, Edmundai, sakiau, nuosavybės dokumentus mes atgavom. Bet ar atgavom teisę disponuotą nuosavybę? Labai didelė kyla klausimas dažnai, nes ten tas tada išverčiamas viešo intereso viršenybė prieš privatų. Netgi Maltoje dabar būnant Europos žemės savininkų organizacijos generalinėje konferencijoje, buvęs žemės ūkio ministras sakė, kad visoje politikoje Maltoje, kur trečdalis dykrų, trečdalis pastatų, trečdalis ten kažkokios tai naudojimo žemės yra ir 60% vandens gauna gerimo išdistiliuojant jūros vandenį. Sakė, jeigu yra privatus interesas ir viešas, visada mes stengiamės, kad viešas interesas nebūtų pažeistas, bet privatus šitą būtų prioritetas, nes taip yra užtikrinamas savininkų ilgalaikis požiūris į valdomą nuosavybę. Taip balansą tą tikrai galima daryti, bet aišku, jeigu nebūtų vadovavimas taip, kad sakom, kad esam dabartiniai konstitucinėje santvarkoje, bet elgiamės kaip brandžiam socializmui, vyraujant visose valdžios šakose. Tikiuosi, kad palaipsniui pamažu šitas keisis, nors politinės programos ir nuostatos yra ganėtinai raudonai žalios, bet specialistai, programa ir tas, kas yra pateikiama jau vyriausybės, yra ganėtinai racionalus, nors aišku, daug tokio naivaus altruizmo, šitą entuziazmą dar skamba dabartiniuose pristatymuose valdžios, bet reikia juos palaikyti, nes jeigu tas entuziazmas ir politinė valia bent jau valdymo struktūras pertvarkyti, suracionalizuoti, bent jau padaryti taip, kad valstybės lėšos, kurios yra ribotos, būtų panaudojamos tam, kam reikia, iš tiesų būtų didelis postūmis. Nes šnekant visumoje, pinigų iš niekur daugiau neatsiras. Aušra išėjo, bet ES finansinis portfelis išėjus Britam, šitą sumažės ženkliai. Ir žemės ūkiai miškam bus skiriama dar mažiau negu dabar. Nes įsivaizduokit, ūkininkai stambiai, kurie 2% dabar gauna apie 50% visos kaimo plėtros lėšų paramos, irgi stengsis, jie dabar 2 milijardai litų sumai sumažėjo šitam finansiniam laikotarpį, tai kokius žygius darė, kad miškam iš vis nebūtų. Ir kiek čia teko kartu šitas stengtas, kad bent jau tie 130 milijonų eurų būtų skirti iš principo. Būtent miškų ūkiai, kurie eina tiek privatiem, tiek ir valstybiniam. Todėl natūra plotų vis dėlto plėtimas, nesaugomų teritorijų sistema įsiplėtojus ir jie iš tų lankytojų biletėlių po eurą tikrai neįsilaikys, tai kils klausimas, ką daryti su ta didelė armija specialistų. Lėšų irgi nėra, atlyginimai maži ir ten surinkta tikrai neblogų žmonių, bet neuždinė didelę algą jie negali dirbti ir problemų yra tikrai daug. Todėl, jeigu žiūrint į tai, bendraturčių daug, o kai yra daug bendraturčių, nesutarė iš viską daryti, atsidalinti tikslinės žemės paskirties keitimo galimybės yra labai ribotos, o miškų tikslinės paskirties žemės institutas sudėlintas ir nebe miškininkų valstybinių pagalbos, stengiant apsaugoti urėdijas
nuo kažkokio tai judesio iš vis įsito taip, kad želdynai yra mažiau reglamentuojami negu miškų žemė. Bet ta realybė, matyt, po truputį keisis. Klausimas visada, jeigu taip žiūrint, kam tas naudinga. Aš jums pasakysiu vieną tokį prielaidą, kadangi vakar buvo Europos parlamente šnekama apie žemės užgrobimą arba žemės prieinamumą ūkininkaujantiem. Vis dėlto, kai tu nieko negali daryti su nuosavybė, o jinai turi vertę, jeigu taip realiai pasaulyje netveria, tai yra tiem, kurie negali arba kuriem gresia baudos, jeigu ką nors daro, yra didelė paskata parduoti ir atsikratyti, ypač jeigu tai yra nereikšminga dalis bendro ūkio daly. Todėl tos paskatos įsigyti yra tikrai didelės ir aš taip galvoju, su žemės savininkais šnekant, vis tik tai tie apribojimai pertekliniai, dažnai labai nereikalingi, jie neša milijardinę žalą žemės ir miškų savininkam per negalėjimą gauti realios vertės už parduodamų žemės sklypus arba už negalėjimą naudotą sklypą. Bet apie naudojimą netrukus pašnekėsiu detaliau, nes čia ūkininko patarėjas buvo tokia karikatūra nupaišęs, aš manyčiau labai iliustratyviai parodo, kad draudimas ant draudimo dar 3 draudimai ir tada rinktis tą, kurie nori. Ir gali taikyti, jų yra daug. Ir iš tų turimų labai didelių kiekių augančių miškų ir miškingumo plotų paskui pradedi žiūrėti, o kiek išteklių išties, kadangi mediena yra vienas iš tų artimiausių ir dažniausiai naudojamų išteklių, kiek jų ekonomiškai prieinama. Ekonomiškai tai vadinasi, kiek reikia įdėti pastangų ir kiek paskui gauni grąžos, kad tas atsipirktų. Ir ne vien miškai, medžioklės, medžiojamieji ištekliai, ne? Macaitis Brazauskui surado mechanizmą, laukinės gyvūnijos įstatymę, ten pavadino visus žvėris, šiaip jau niekino valstybės nuosavybę ir pradėjo skirstyti, o savininkas eliminuotas iš to, kuriam laikui, manyčiau, keisis, nes dabar vis stipriau ir aiškiau šnekama, kad ta sistema yra perteklinė, didieji medžiotojai šiek tiek toliau nuo Seimo, dabar pasiliko naktinio matymo prietaisų irgi kažkaip dabar matyt, kas 2 savaitės inicijuos pataisų, bet iš tiesų čia negalima ir griautos sistemos nusistovėjusios, nes kultūra ir daugelis medžiotojų iš tikrųjų yra, bet savininko, ar tai žemės ar miško savininko teisės, ypač jeigu jisai yra medžiotojas, ir vis tik tai teisės turi būti prioritetinės prieš kitą atvykstantį iš kitur. Ir šitas dalykas, jisai vis tiek, jeigu būsim šitoj politinėje sistemoje ir Europos Sąjungos narė valstybė, turės būti išspręstas. Nes man labai patiko vienas Nerijaus Kupstaičio nesenai konferencijoje, ne šitoje, ankstesnėje sakyta nuostata, kad vis dėlto perdėta kontrolė riboja ne tik sprendimo laisvę ir neugdo atsakomybės, tą Nerijaus sakė, bet iš tikrųjų formuoja neapibrėžtumo, neužtikrantumo atmosferą ateities, galimybėm tą nuosavybę disponuoti ir tada nemaža dalis savininkų, Artūras kartais pabrėžė Balčius, stengiasi kuo greičiau gauti naudos, kokios galima ir atsisakyti, ir prisižinti. Tai manyčiau, mūsų kaip asociacijos ir valstybės institucijų jokių būdų toks interesas nėra ir mes turėtume užtikrinti, kad jeigu žmonės investuoja, jeigu jie perduoda tą turtą, prisirišimą galų gale prie valstybės, prie tėviškės, kad galėtų ir ateities kartom, vaikam, vaikaičiam, anūkam, šeimai, tai turėtų tas paskata tada, jeigu turi išlaikai ir galimybę kooperuotis, o nesiekti trumpalaikių tikslų. Tai va ta dabartinė tokia painiava, toks drumstas vandenėlis, kuris vis dar palaikomas ir formuojamas, matyt, mums tai tikrai nenaudingas, bet klausimas vėlgi, pasižiūrėti, jeigu bandytumėm spręsti, argi kaip ir jūs minėt, o kam tas naudinga? Kodėl jūs neturite jausti savo šeimininkų pilnai, jeigu jūs įstatymų nepažeidžiat, ir tie įstatymai pirmiausia turi neprasilenkti su sveikamų logika ir nuovoka. Išteklių mes šiaip turim, jų ir dabar neišnaudojam ir jeigu
pažiūrėti visus miškus, aš čia valstybinės miškų tarnybos duomenim naudosios, juk visuose miškuose per metus užauga apie 18-19 milijonų kubinių metrų stiebų sužėlę. Tiek toks metinis prieaugis. Jeigu žiūrim ūkinius miškus, tai 3-4 grupė, tai aišku, tenai disponuojamas tas metinis prieaugis yra kažkur apie 16-17 milijonų kubinių metrų medienos kiekį, pono Pangonio įmonė ateina iki kitų. Mūsų pramonė naudoja labai nedidelę dalį šitos medienos. Iš miško išvažiuoja nuo apie 7% likvitinės medienos, apie 1,5 milijono pasilieka nuo pjūvų visokių šakų, viršūnių pavidalo, bet tai yra, jeigu pažiūrėti visus miškus, mes naudojame apie 50% tik tai to, kas priauga. Tai jeigu ūkininkas užauginęs, ponas Barista, duoną kepot, grūdus kūlėt, jeigu jūs, sakykime, užsėjot lauką ir tik tai pusę jo nukūlėt, o kitą palikot, ne taip, kai žydai sako, 10-dalį, ne, gamtai paukštelėm, bet pusės. Ką jums žmona pasakytų? Nu, kokį nors gražų žodį tokį, ne? Ja, bet būtų tokio, šakam reikia, ten dar kam nors, bet šiaip iš esmės neūkiškas. Mes turim naudotos išteklius racionaliai, kad būtų nauda. Ir čia kartu nepanaudojami ištekliai, tai nesukurtos darbo vietos. Todėl iš ties yra ganėtinai didelis potencialas ir mes nesam kalnų zona, mes nesam Šveicarija, kur miškai yra naudojami sulaikyti nuo akmenų ir nuo sniego purvo nuošliaužų tenai kelius, infrastruktūrą. Mes esam ganėtinai lygumų zona. Suomiai, švedai, tie patys vokiečiai naudoja didžiąją dalį, ten apie 70-80%, o Suomiai daug daugiau metinio medienos prieaugio, todėl kad mato prasme ne tik kur darbo vietos, bet ir uždirbti. Mūsųgi visa valdymo struktūra paremta, dabar trečdalis biudžeto susidaro ES struktūrinė parama. Iki 20 metų baigsis. Didžioji dalis, ką tada darysim? Nes jeigu žiūrėsim tik tai išlaikytinius, tai kaimiškose vietovėse turim jau 3 kartą, kurie gyvena iš pašalpų, ne? Kaip tie žmonės gyvena, nemokėdami patys, sakykime, susikurti ir užsidirbti, aišku, gal komfortabaliai ne vienas nesijaučia, bet tai yra problema. Tai va toje vietoje ateina 4 tas etapas naudos gavimo galimybės. Ir ponas Rūkas čia kažkada rašė straipsnį, teikė savo nuomonę apie naudą ir tą 5%. Atsimenate, ne, kaip jūs rašėte. Realios rinkos kainos negalim gauti, nes privatus miškai vis dėlto smulkesni, netokie koncentruoti ir negalim taip pasigirti, kaip užvakar generalinė urėdija paskelbė apie urėdijas, kad tenai didžiąją dalį iš to pasiūlyto sekančiam pusmečiui milijono kubinių metrų medienos parduota aukcionuose. Čia vyksta toks labai laviruojantis, toks individualus procesas ir aišku daug visko. Bet reali kaina, jeigu nėra kainos, nėra paskatos ūkininkauti, jau labiau, kad su malkinė mediena dabar su mažesnės vertės sortimentas, jeigu sumokėti visus mokesčius, tai dar reikia primokėti po keletą eurų, kad užsiimti veiklą. Kiek tas tęsis tikrai negali. O ką daro įmonės, kurios turi kelis darbuotojus, Redmondai žinot, ką daro. Išeksploatuoja biržės, tai, kas galima pagal įstatymus ir parduoda užsieniečiam, kad susigrąžinti bent ant nulio pinigus. Kiek toks verslas gali būti? O dėl pinigų aš paskui parodysiu, kas šiandien, pinigų parodysiu, kas... Šiandien kažkas pasidarė su technika, tikiuosi. Kartais kompai padeda, bet jeigu pasižiūrint toliau, aš tą skaidrę rodau 2 laikotarpiai, kada pirmiausia Kubiliaus vyriausybė krizės momentų padidino mokesčius trumpam metam ir paskui atšaukė. Tai buvo suma sumarum su visais mokesčiais, ne tik GPM-as, ten 52% maksimaliai buvo. Ir dabar, kai žiūrėkite, jau 2 metai
trečdaliu sumažėjo darbų apimtis miškuose. Didžiulė netektis ir aš nežinau, kaip mes galim spręsti šitos dalykus, nes jie iš tikrųjų sudėtingi. Todėl tas veda nekonkurencingumas, naudos negalėjimo galimybės gauti prie nekonkurencingos aplinkos, nes pavyzdžiui, jeigu mūsų vien tik tai gyventojų pajamų mokestis 15% plus tas apyvartos dar ant viršaus mokestis 5%, dar kiti, tai Estai turi 20% gyventojų pajamų mokestį, bet jie gali 3 metus iš eilės po gavimo pajamų atskaityti visas patirtas sąnaudas ir tada tik tai sumokėti mokestį, o jeigu įregistruoji veiklos į vienetą įmonę ar ką, iš vis nemoki tol, kol neįsitraukia pinigų iš miškų ūkinės veiklos. Latvijai turi 10% GPM, bet leidžia atskaičiuoti, realiai moka tenai 5 arba nepilnus 7% nuo sumos viskas. Tai tu pasidarai nekonkurencinga šitą, neturi galimybių investuoti, o kas turi galimybę investuoti? Tas, kas susiema šešėlinimis, nemoka mokesčių, arba ateina pinigai iš kitur, arba pasižiūrėkit, aš antrojo konferencijoje rodau dabar vaizdžiai. Ir čia yra Federalinio rezervų biuro Amerikos pinigų leidėjo skaidrė, kuri rodo, kiek padidėjo pinigų masė nuo 2008 metų krizės metų 6 kartus. Dolerių spausdintų elektroninė masė pasaulyje padidėjo. Kadangi tai yra pasaulinė valiuta, eurų lygiai taip pat panašiai prileista, bet jie į gamybą, į realų sektorių praktiškai nepatenka, nes jeigu patektų būtų infliacija, 600 kartų būtų hiperinfliacija, šito vietoje nėra. Ką tas sako? Beros Gytis minėjo, ir jūs, Gintautai, sakė, artėja aiški pasaulinė krizė, kur tuos pinigus tuščius popierinius nieko nepadengtus reiks arba nurašyti, arba sudeginti. Jeigu sandėlys išvogtas, tai yra 2 būdai, arba sodinti sandėlininką į kalėjimą. Aš tą tarp kitko sakiau bankininkam, kurie čia važinėjo ir domėjosi čia investicijom, kad tas laukia, arba sodinti bankininkus į kalėjimą už tos, kas pridaryta, bet tas matyt, kadangi daug pinigų turi neatsitiks, arba sudeginti sandėlį. Ir dabar koks būdas deginimo, nežinau. Tai va, jūs, Arūnai, kai diskutuosit, arba Vytautas, kadangi ekonomistą turim, jūs galėtumėt pasakyti, kokios čia perspektyvos, nes tai aš sakau ganėtinai profaniškai, bet vertinamas tai matau, kad čia yra ganėtinai tokia rimta grėsmė. Ir jeigu mūsų valdžia dabartinė ir iki šiol esantis dar įves dar papildomą apribojimą, dar įvairiausių tokių, kas kaštuos prieš pradedant dirbti, kad 60% reikalauja biurokratinės procedūros ir tai 40 ar 30% laiko ir pastangų ir lėšų gali naudoti realiam darbą atlikti. Tai yra tikrai problema. Na tai, Gintautai, šitą ne vienas miškininkas tą atlieka perspektyvą investavimą į miškus, į ateities valdas, ES parama čia praeitam laikotarpį ženkliai prisidėjo, bet mums reikalinga ir miškų plėtra, galimybės jau labai ribotos, kadangi tų žemė tiek nėra, yra galimybė pervesti tuos miškus apaugusius į miškų paskirties žemę, bet tada neriau reikia spręsti su Žemės ūkio ministerija, o kaip tie kadastriniai matavimai, nes tol nepervesi, jeigu miškotvarka nepraėjo, kol negauni leidimo iš nacionalinės žemės tarnybos, nors miškas rauga, miškų įveist, ir kol netlieki kadastrinių matavimų, kol neįregistruoja visur. Tai tas kainuoja pinigus ir ne veltui mūsų biržietis, šviesuolis Jonas Dagilis nusifotografavęs, matant gal svetainėje porą kartų buvom įdėję, vienoje rankoje motopjūklas, kitoje dalgis, ir žemės ūkio paskirties užaugę žemė 18 metų toks jaunuolynas, klausia, tai ką dabar daryti, šienaut ar malkaut? Nes nacionalinė žemės tarnyba baudžia už blogą agrarinę būklę, miškininkai, jeigu tokį nukerta, aplinkosaugininkai baudžia atkuriamąją vertę už žalą gamtai dar baudą už tai saugotinus šaltinius. Bardakas, kurio socdemų viceministras
Linas Jonauskas žadėjo tik tai pradėjęs kadenciją ir per 3 metus nesugebėjo 2 ministerijų nutarimo dėl saugotinų želdinių pakeisti. Vienas iš pavyzdžių. Tai taip, kad investavimas į miškų ūkį, jis galimas, jis reikalingas ir mūsų asociacija vis tik tai vienyje tuos, kurie investuoja, kaip jūs, barista, šitą į duonos gamybą, į duonos auginimą, bet turi ir miškų. Ir tai irgi yra papildoma nauda. Ir jums, gal kaip ir vokiečių advokatų, gal tas miško plotas yra svarbesnis kaip medžioklės plotų vieneto dalis. Nes dabar miškininkai Švedijai, Vokietijai, Austrijai bėdavoja, kad jau negali įpirkti miško, kadangi atsirado nemažai medžiotojų, kurie perka plotus medžioklės vienetų formavimui. Ir jiems tas pomėgis yra svarbesnis negu pati medienos veikla. Todėl aplinkosaugininkam visur ir visose auditorijose sakau, kad smulkus, fragmentuotas miškų ūkis tai yra pagrindinė garantija, kad miškuose nieko nebus daroma nemažoj daly. Ir mums reikia skatinti, kad būtų ūkininkaujama, nes labiausiai nykstanti rūšis tai yra miško darbininkas ir aktyvus miško savininkas. Tai tokie iššūkiai ir iš tikrųjų čia yra bendros pastangos, nes darbas sunkus, kaip šiandien pasiekti šitą konferencijų salę, kai lijundra praeina ten slidokame, statybose, kitose srityse yra daug lengvesnis darbas ir daug mažiau apribojimų ir atlygis geresnis. Todėl baigiant keletą minčių, vis tik tai gyvenam, kaip sakiau, šaly, krašte, kur ir gamta gera, ir aplinka sveika. Aišku, merginos turėtų pasistengti, kad ant mūsų jaunimo dalies būtų daugiau ir matytas atsitiks. Bet reikia tokio labai nedidelio požiūrio pasikeitimo, kad verslininkas nebūtų traktuojamas kaip vadis ir nekadėjas a priori, kad savininkas būtų gerbiamas, kadangi jisai rūpinasi ateitim, o vietos tikrai visiems užteks, tiesiog reikia ganėtinai normaliai sureguliuoti, nes užtikrinti ateitį tikrai reikėtų ir tai didelė bendruomenė, kuri suinteresuota tame tarpe apsilankyti miškuose, pasinaudoti, pasigėrėti ir kitais, tikrai galima rasti normalų kompromisą, tiesiog reikia tarpusavį šnekėtis. Ir mes per asociaciją su mūsų tais ribotais ištekliais galim, kiek galim tą darom. Labai gerai, kad pasikeitus generalinės urėdijos vadovybė ir politiniam tokiam požiūrį ištirpo ledai ir miškininkų sąjunga pradėjo bendrauti taip, kaip ir turėtų būti, su valstybinė miškų žinyba. Irgi visada buvo normalūs santykiai, bet atsirado ir tam tas dialogas ir supratimas, kad čia nekovot, reikia bendradarbiauti ir kartu žiūrėti. Aš tikiuosi, kad tas išliks ir ateityje, o iššūkių laukia, nes valdymas vis tik tai net patys miškininkai pradeda šnekėti, kad reikia, o tą vis dėlto vienos dalies negali pertvarkyti nežiūrėdamas kitos, nes 2 paralelinių geležinkelių nesukursim, reikia vieną racionalų sprendimą rasti. Tai asociacijos strateginius tikslus mes įvardinę, prie to neapsistosim, bet ko aš norėčiau mūsų visų, galbūt kreipintis pirmiausiai į mus pačius, o paskui ir čia dalyvaujančius sprendimus priimančius valstybės žmonės, pasakyti, kad karštakošiški, nepamatuoti sprendimai, nepadiskutavus, nepasitarus, jie dažnai paskui nepatogu keisti, bet sukuria labai daug problemų. Todėl vis dėlto priimtus sprendimus reikia stebėti ir tikrinti, ar jie buvo tikslingi. Parlamentas turi tą parlamentinės kontrolės instrumentą, priimamas kiekvienas įstatymas ar teisės aktas yra deklaruojant tikslus, kodėl jie priimti, jeigu jie neveikia, tai aišku, reikėtų keisti. O aiškus kriterijai, aiškus įvardinimas, kodėl vienas ar kitas yra sprendimas priimamas, aišku, turėtų palengvinti ir mūsų visų, kaip miško savininkų, žemės savininkų ir visų iš miško ir šito sektoriaus gyvenančių žmonių darbą. Tai ačiū Jums labai už dėmesį, tikiuosi